Kipras – naujasis lietuvių rojus. Nuo Afroditės grožio paslapčių iki vilų už milijonus. Čia kuriasi ryškiausios mūsų garsenybės, bet laimę įperka ir pensininkai. Tačiau ko derėtų pasisaugoti ir kokie nemalonumai gali grėsti? Nusipirksit, o po to iš jūsų atims. Nepagražinta realybė, tik laidoje Gyvenimas yra gražus. Sveiki, laida Gyvenimas yra gražus, šįsyk sveikinasi iš saulėtojo Kipro. Šalies, kur čia apsigyvenę lietuviai sako, jau prieš kelerius metus tyliai pradėjo kurtis mažoji Lietuva. Kokios to priežastys ir kodėl Kipro sala vadinama vieta, kur lietuviai pastaraisiais metais investuoja daugiausiai savo uždirbtų pinigų. Šie kadrai nufilmuoti prieš kelis mėnesius. Tada Šiauliuose gimusi Rasa Žilevičė dar nebuvo atsidūrusi nei Lietuvos, nei tarptautinės žiniasklaidos dėmesio centre. Nebuvo ir gausybės antraščių, komentarų bei interpretacijų apie 43 metų moterį, kuri pastaruosius 20 mečius gyvena Kipre. Tada ji mums rodė salą, kuri jai tapo namais. Salą, kur pasak legendos, iš jūros putos gimė Afroditė. Salą, kuri žada saulę, jūrą, naują pradžią ir gyvenimą, atrodantį lyg amžinos atostogos. Tačiau Kipras ne vien atvirukas. Tai sala, kurioje iki šiol susitinka dvi jautrios istorijos, dvi bendruomenės ir du labai skirtingi požiūriai į praeitį, nuosavybę bei teisingumą. Iškart turime pasakyti, kad Kipras – sala, kurią po 1974 karo perkirto ne tik žalioji linija, bet ir dvi skirtingos teritorijos. Pietuose liko tarptautiškai pripažinta Kipro Respublika, ES narė, o šiaurėje įsikūrė apie 500 000 gyventojų turinti Šiaurės Kipro Turkų Respublika, kurią oficialiai iki šiol pripažįsta tik Turkija. Apskritai Kipras trečia pagal dydį Viduržemio jūros sala, kur susitinka Europa, Azija ir Afrika, o saulėtų dienų per metus daugiau nei 300. Didžiuliai kurortai, paplūdimiai ir milijonai turistų. Antai vienas garsiausių Nisi paplūdimių Aja Napos regione, Pietų Kipre. Baltas smėlis, seklus turkios spalvos vanduo ir vasaros ritmas, dėl kurio ši sala daugeliui tapo ne tik atostogų, bet ir gyvenimo svajone. Vakaruose netoli Pafoso stūkso vadinamoji Afroditės uola. Legenda pasakoja, kad būtent čia iš jūros gimė meilės ir grožio deivė. Man už nugaros yra Afroditės uolos. Yra tikima, jei praeisi ilgu per uolą vedančių koridoriumi, tyliai, vadinasi jis Afroditės koridorius, o tyliai reiškia tylėdamas, galvodamas apie meilę, ateisi į šį paplūdimį ir rasi akmenėlį širdutės formos, jį pasimsi su savimi, vadinasi, meilė išsipildys. Na, žmonės čia traukia šios legendos, o uolos vandenyje yra 4, tiksliai nežinoma, kuri konkrečiai buvo Afroditės, tad yra tikima, kad prieš srovę 4 kartus apiplaukus Afroditės uolą, meilė garantuota ilgalaikė ir nebrokuota. Bet kadangi niekas nežino, kuri tiksliai uola, reikia apiplaukti 4 kartus aplink visas 4. Štai tokia viena iš Kipro istorijų. Kipras išties moka parduoti grožį. Tačiau už kiekvienos pakrantės vilos ar už kiekvieno tobulo saulėlydžio čia slypi ir labai sudėtinga istorija. Rasa sako, kad į Kiprą atvyko ne dėl investicijų, kaip kad pastaraisiais metais daro daugelis tautiečių.
Lietuvoje jai sekėsi nekilnojamojo turto srityje. Tačiau meilė graikui atviliojo moterį į saulėtą salą. Iš pradžių trumpiems skrydžiams, vėliau gyvenimui. Gimus 2 sūnums, Kipras tapo jos šeimos namais. Deja, šeima subyrėjo. Rasa liko viena auginti berniukus be jokios buvusio vyro finansinės paramos. Todėl Pietų Kipre ji pradėjo viską iš naujo. Dirbo nekilnojamojo turto srityje, kūrė konsultavimo veiklą, plėtė ją ir į kitas šalis. 6 kalbomis kalbanti lietuvė netruko tapti žmogumi, į kurį kreipiamasi ne tik dėl būsto, bet ir dėl patarimo, kaip pradėti gyvenimą svetimoje šalyje. Pas juos yra 2 pagrindiniai žodžiai. Graikai sako siga siga, turkai sako javaš javaš. Ir jie neskuba. Jie tiesiog mėgaujas tuo gyvenimu, mėgaujas buvimu, mėgaujas ta sala. Gal negi pradėkim nuo to, kad jie ir keliauti nelabai mėgsta. Jie žino savo kaimą labai gerai, sekantį miestą gal šiek tiek žino, bet nesigilina daug ir neturi ambicijų. Mes atvažiavę europiečiai, mes su didelėm svajonėm, mes su tikslais, su noru kažką kur daryti ir daryti dabar, šiandien ir rezultatą matyti rytoj. Mes nenorim laukti metų, kelių. Tai tas mūsų mentaliteto skirtumas, kur jie lėtai, o mes greitai, tai vat čia ir prasilenkiam. Tai čia su lietuvišku mentalitetu, kai mes, galim dirbti 24 valandas per parą, jei turim tikslą, tai čia įmanoma gerai prasisukti. Taip, būtent, taip ir stengiamės mes gyventi. Po 14 metų Pietų Kipre Rasos gyvenimą gerokai pakoregavo pandemija. Moters veikla pietinėje salos dalyje praktiškai sustojo. Tada lietuvė persikėlė į šiaurę. Ten, kur jos teigimu, matė daugiau galimybių iš naujo įsitvirtinti. Rasa sako, kad susitvarkė vietos dokumentus, įgijo brokerio licenciją, vėliau įkūrė įmonę, o mokesčius mokėjo abiejose salos dalyse. Tačiau šiaurinė Kipro pusė nėra paprasta rinka. Lietuvos užsienio reikalų ministerija yra perspėjusi, kad su nekilnojamuoju turtu šioje salos dalyje susiję sandoriai gali kelti teisinių rizikų, ypač tada, kai konkretus turtas yra susijęs su iki 1974 metų buvusių savininkų teisėmis. Todėl čia svarbiausia taisyklė nepasitikėti pažadu, o tikrinti dokumentus. Nuosavybės istoriją, statybų leidimus, sutartis ir konkretaus objekto teisinę padėtį. Rasa Žilevičė tvirtina visą laiką tai atsakingai dariusi. Šiaurėje Rasa turėjo įrodyti ne tik tai, kad išmano rinką, bet ir kad moteris gali būti rimta žaidėja versle, kuriame ilgą laiką dominavo vien vyrai. Šiaip, žinokit, dabartinė visuomenė jau gerbė. Buvo laikas, kada su jumoru žiūrėdavo ir nerimtai. Buvo labai sunku moteriai, reikėjo įrodinėti, kad aš galiu, aš irgi tą padarysiu. Agentūra tuo metu, kai aš atsidarinėjau, tai moterų realiai ir nebuvo. Didžioji dalis vyrai buvo tame versle. Ir kad aš atsidarinėjau, irgi taip būdavo toks su pašaipia gaidelė, galbūt toks, kad ką tu supranti apie investicijas, ką tu investuosi. O kuomet pradėjau dirbti ir jie mato, kad mes pasiekėm daugiau net negu dauguma vyrų, tai pagarba tikrai yra ir negi tai, kad esu moteris, man tai duoda šiokius tokius privalumus šitoj saloj. O jeigu taip nuoširdžiai teko susidurti su tuo požiūriu, kad o kur ta piniginė, su kojytėm, nežinau, tėtis ar turtingas draugas, juk negali jinai pati visko daryti. Jo, tas tai tikrai, va šitas tai buvo visą laiką ir po šiai dienai jie galvoja, kur tas mano turtuolis už mane stovintis. Yra toks? Nesakysiu, ir nesakysiu. O iš tiesų, kad, sakai, nesakysiu, iš tiesų, kad vietiniai, gal dėl to, kad, ganėtinai maža erdvė, kad mėgsta apkalbėti vieni kitus. Taip, čia yra, toks ir šarmas tos salos, labai miela gyventi, man jie vietiniai ir aš apie juos žinau, ir jie apie mane maždaug žino ir tai duoda labai didelį saugumo jausmą. Aš kaip mama, man labai svarbus vaikų saugumas. Ir aš žinau, kad jeigu mano vaikai išėjo, jeigu jie nekels ragelio, aš labai greitai išsiaiškinsiu, kam paskambinti ir sužinot, kur jie yra.
Tai čia tas saugumas ir aš žinau, kad tikrai ši vieta auginimui vaikų yra saugiausia vieta, kokią aš galėjau išsirinkti. Iš kitos pusės, tas visą laiką kalbėjimas, tai paslapčių tokių kaip ir nebelieka, nes visi viską žino apie vieni kitus. Aš atsimenu, senoviai vaikystėje, kai važiuodavau pas močiutę į kaimą, tai taip pat, juk ten visi viską žino, visi viską, kada kur pas kaimynės Staselę, ar ten kur kas atvažiavo, kada kas ištekėjo, kada kas... Tai čia lygiai tas pats. Ir aš sugrįžtu į praeitį ir į mielą kaimą. Ir aš gyvenu tam mielam kaime. Klausyk, bet romano ramiai neužsuksi. Visi žinos. Ne, jokių romanų, būkim tyliai, ramiai ir profesionaliai. At man patinka, kad aš galiu išlaikyti profesionalios moters įvaizdį ir turėti jų pagarbą. Jie labai gerai žino, kad aš gerbiu vietinius, jie mane gerbia ir man tas toks, aš tikrai saugiai jaučiuosi ir jie mane kaip sesę laiko. Ir tas požiūris į kaip sesę, jie iš tikrųjų vietiniai žino, kad aš jaučiuosi, kad jie mane saugo. Jeigu man bėda, aš bet kurio paros metu galiu skambinti draugam policininkam, ten draugam teisininkam, kaimynam ir jie tikrai padės. Ir aišku įtakoja tai, kad aš viena ir jie jaučia, kad mes turim ją globoti, jinai užsienietė, jinai mus gerbia ir mes ją gerbiam. Ir ta tokia abipusė pagarba ir tai, kad aš esu moteris su 2 vaikais ir automatiškai aš manau, kad tai jie gerbia mamas. 1974 metais Kipras faktiškai suskilo. Po Graikijos chuntos remto perversmo Turkija į salą įvedė kariuomenę. Pietuose liko tarptautiškai pripažinta Kipro Respublika. Šiaurėje 1983 metais paskelbta Šiaurės Kipro Turkų Respublika, kurią pripažįsta tik Turkija. Tarp jų Jungtinių tautų kontroliuojama buferinė zona, vadinama žaliąja linija. Tačiau žmonės ją kerta kasdien. Dėl darbo, dėl pigesnių prekių, dėl šeimos, dėl draugų, dėl gydytojų. Viena sala, bet 2 administracijos, 2 valiutos. Lira ir euras. Ir 2 labai skirtingos istorijos skaudžiausia – nuosavybės tema. Juk tūkstančiai žmonių abiejose salos pusėse neteko namų ir žemės. Šiandien šiaurėje veikia nekilnojamojo turto komisija, į kurią dėl kompensacijos gali kreiptis buvę savininkai. Europos žmogaus teisių teismas šį mechanizmą yra pripažinęs veiksmingu, o žemes ar namus praradusiems minėtoji komisija jau yra išmokėjusi beveik 800 milijonų eurų. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas sandoris šiaurinėje salos dalyje dabar automatiškai yra nerizikingas. Iš kitos pusės, tas žemių klausimas, jis yra, prisiminkim Sibiro laikus Lietuvoje. Ir Lietuvoje atėjo kažkada kažkas ir atėmė. Kas paskui atsitiko? Žmonės, mano seneliai asmeniškai buvo ištremti į Sibirą. Jie viską prarado, daug žemių ir grįžo, bet yra įstatyminė bazė, kuri jiem gražino. Gal ne tas pačias žemės, bet pagal koeficientą atitinkamos vertės žemės. Tai bet kokiu atveju salos padalinimas, susijungimas ar koks tai bebūtų, visi pirkiniai, kurie yra pagal to šalies įstatymus galiojančius tai dienai yra vykdomi, tai lygiai taip pat jie bus ir kompensuojami. Tai yra klausimai, kurie iš tikrųjų aptarinėjami ir aktualūs kiekvienam lietuviui ar nemąstančiam apie investicijas ar apie persikėlimą. Dažnai galima paskaityti komentarą, nusipirksit, o po to iš jūsų atims. Visą laiką klausiu visų pirma klausimo, suprasti, kad šitą klausimą atsakyti klausiu, kas atims, ko jie bijo. Ar jie bijo, kad graikas ateis pasiims, ar jie bijo, kad Turkija ateis ir pasiims. Tai čia 2 medalio pusės, iš kurios pusės pažiūrėti, ko jie bijo žmonės to atėmimo. Sakykime, gerai, kalbant iš teisinės pusės ar ne šiam momentui, tai vis dėlto yra ta dalis Kipro, kuri nepripažinta tiek ES, tiek ar ne pasaulio. Na tai jeigu paims 2 valstybės susitars, tai greičiausiai, kad atims Graikijos pusę, ar ne?
O kaip jie gali atimti, jeigu yra tie ir turkų kipriečiai, jie irgi turi saloj priklausančias žemės. Tai vat ir yra, kad čia nėra į vienus vartus žaidimas, čia yra į abi, čia du žaidžia, dvi komandos. Graikai kipriečiai ir turkai kipriečiai. Tai kaip ir graikai kipriečiai prarado žemių, taip ir turkai kipriečiai prarado žemių. Taip, bet užsieniečiam... Tai nesvarbu, ar užsienietis, ar vietinis, tarptautinė teisė visiems vienoda galioja. Jo labiau, kad Šiaurės Kipre galioja net ne Turkijos įstatyminė bazė, o būtent Anglijos. Tai Anglijos teisė taip pat irgi yra visi reglamentai, kaip įsigijant, kokius mokesčius sumokėti, kokius dokumentus pateikti. Ir viskas yra oficialiai žmonės pirkdami, registruojas, gauna nuosavybės dokumentus, tiek buto, tiek žemės. Ir susimoka tuo metu galiojančius mokesčius. Dabar Pietų Kipre lygiai ta pati situacija. O atsiėmimo žemių klausimas yra vėl atskiras dalykas, kadangi ten yra komitetas atskiras trišaliai, po ES įsikišimo buvo įkurtas žemės komitetas, kuris tas kompensacijas skaičiuoja ir išmoka. Šios laidos kūrėjai keliauja po abi salos dalis. Tačiau duris į apartamentus ir vilas praverti nusprendžiame ten, kur šiandien kuriasi daugiausiai užsieniečių ir žinoma lietuvių šiaurinėje pakrantėje. Taip, tai čia dabar užeinam į 2 miegamųjų butą. Iš karto vieną dalyką įsiaiškinkime, nes Lietuvoje mes skaičiuojamgi kitaip. Taip. Čia yra 3 kambarių butas lietuviškais standartais, bet europiniais tai yra 2 miegamieji plus svetainė. Taip. Tai čia yra būtent 2 miegamieji, lietuviškai 3 kambarių butas. Ir dažnai būna jie ir su 2 vonios kambariais, šiuo atveju šis yra tik tai 1 vonios kambarys, bet milžiniška terasa. Mes labai daug laiko terasose praleidžiam, taip kad terasa didelė, tai yra labai didelis privalumas. Ir žinoma, vaizdas iš terasos, ar ne? Taip, taip. Mes matom čia jūrą, matom baseiną. Lietuviškai tariant, kiek kvadratinių metrų ir kiek už tą kvadratinį metrą? Šis butas konkrečiai, kur esam, 120 kvadratinių metrų, jo kaina yra apie 300 000. Lietuviui iš tikrųjų labai aktualus klausimas, nežinau kiek čia aktualus. Parkingas, sandėliukas, visa tai jau įpliusuota į kainą, ar vis dėlto perkant butą dar reikia atsidėti kažkiek tai tūkstančių, žinai, ir kur gyvens tavo mašina? Mašinos yra parkingai skaičiuoti į kainą ir negi turi būti visada daugiau parkingų negu gyvenamųjų apartamentų komplekse. Tai čia jau yra privaloma, kad ir svečiam atvykstantiem būtų vietos. O sandėliukai, čia yra bėda. Čia yra Kipro minusas, kad mes neturim sandėliukų. Tai tai kur dviratį laikyti? Tu pasakyk, kur. Niekas nepagerbė dviračių. Apačioj lobby arba šalia yra vieta pastatyta, kur ten galima laikyti saugu, net niekas neprirakina jų. Ir atsargiai, aš jeigu jau atsivešiu agurkų, tai jau tada jau nėra kur laikyti. Prie durų pasistatysiu agurkus arba į balkoną. Žinai, kai tokios terasos didelės, tai kiti pasidaro tas lauko spintas. Tai taip. Bet šiaip dėl saugumo istoriją turiu apie tai, kai vaikai mano iš vasaros atostogom išvažiuodami, beje šitam konkrečiai komplekse, su draugais važinėdami paspirtuką paliko. Po 3 mėnesių grįžtam, prisiminėm, kad paspirtuko neturim to elektrinio. Ir galvom, kur paspirtukas po 3 mėnesių, kur buvo pastatytas, ten nerado. Net apsauga į kitą vietą neperkelė. Tai žinokit, apie saugumą kalbant turiu asmeninių istorijų. Man teko girdėti čia vietiniai kalbą, kad kartais ir duris pamiršta užrakinti arba raktelius automobilyje palieka, ką niekas nenuvaro. Labai dažnai ir aš taip darau. Mano galva kažkur atskirai tikriausiai, kad aš labai retai mašiną rakinu. Rasai saugumas yra viena svarbiausių priežasčių, kodėl, kaip jau minėjo, pasirinko šią vietą savo vaikams. Tačiau į Kiprą lietuviai atvyksta ne vien dėl saugumo ar klimato. Vieni čia perka atostogų namus, kiti kuriasi ilgesniam laikui. Dar kiti čia pradeda verslą arba dirba nuotoliu. Studijo tai tie yra pigiausi. Aš sakau, jeigu žmonės neturi 300 000, 200, 150, pavyzdžiui, turi, tai tokią studiją gali nusipirkti. Tai šitas mini butelis 150 000. Taip. Visas įrengtas. Taip.
čia studijoje ir jie iš tikrųjų tokie yra populiarūs. Nuomai atvažiuoti, kas... Beje, nuoma, ar ne? Nes kiekvienas galvoja iš investicijų uždirbti. Gerai, vat iš to tokio kambarėlio, gražiai apstatyto, geroje vietoje, kiek aš galiu uždirbti? Nežinau, per dieną, per savaitę, per mėnesį? Paros kaina prasideda nuo 70 eurų. Tokių studijų, vasaros sezono ir po 120, tai grubiai gaunas taip, kad atskaičius mokesčių žmogui lieka 6-7% metinių palūkanų. Tai jeigu jis už 150 pirko, jam apie 90 000 per metus. Jau čia po visko, aš išleidęs 150 000, 10 000 eurų per metus susigrąžinu, ar ne? Taip. Tai per 15 metų aš būsiu atmušęs kainą. Taip. Arba kiti žmonės stabilumo nori, jie nenori skaičiuoti kas mėnesį, kiek kaip išnuomota, tai jie tiesiog ilgalaikį atiduoda. Šitam tokiuose kompleksuose labai populiari ir ilgalaikė nuoma ir jų trūksta, niekas nenori atiduoti, nes mažiau pajamų duoda, bet stabilu, tai yra toks konservatyvus variantas. Tai yra, pavyzdžiui, ten tokią studiją galima už 500 eurų išnuomoti metam. 6 000, ne 10, 6, bet stabiliai. Aš žinai, čia sutikau ir medikų šeimą ir sakė, jeigu pamatytume, tai čia yra kaip mažoji Lietuva. Tai kiek čia tų lietuvių jau esi priskaičiavus? Oi, tai mes skaičiavom dabar, kad vien šitam projekte, kur esam, yra apie 200 lietuvių, yra pas kitus statytojus, kurie pigesnius butus parduoda, tai jau ir 500 siekia pasirodo. Tai tikrai, jau šimtais tai tikrai ir greičiausiai bus ir 1000 perkopę, vien lietuviai. Čia, kai lietuvis susitinka lietuvį, tai jis yra bičiulis su šypsena ar vis dėlto kaip Didžioji Britanija? Žinai, išgirdai lietuviškai ir skubiai kitą pusę. Ne, dar labai gerai džiaugiuosi, kad dar su šypsena, dar mes labai draugiški ir lietuviai mes gerą reputaciją turim, tikrai. Jeigu policija sustabdo, klausia Lietuva, Litvanija, Vilnius, Kaunas, visi žino, fainai, apie mus gera nuomonė yra ir vietiniai lietuviai dar ir nusikalstamumu nepasižymėję, dar ten gal pavienis koks atvejas yra buvę, o šiaip tai tikrai lietuviai ir reputacija, ir stilium, ir grožių lietuvaitės žavi kipriečius. Vila, kurioje kalbamės, stovi prie pat Viduržemio jūros. Tokių namų kaina skaičiuojama milijonais eurų. Greta golfo laukai, restoranai, sporto erdvės ir kaiminystė, kurioje susitinka žmonės iš visos Europos. Atrodytų tobulas gyvenimas. Tačiau Rasa sako, kad ši rinka gyvena pagal paprastą taisyklę – statoma tol, kol yra pirkėjų. Jeigu yra pirkėjai, bus ir statybos. Nebus pirkėjų, nebus statybų. Labai natūrali rinkos ekonomika čia dėliojasi taip. Ir lygiai taip pat tas paklausos pasiūlos dėsnis ir kainų dėsnis yra irgi susijęs, kadangi kai buvo daug statybų, tada konkurencija, tada buvo ir kainos mažesnės. Dabar statybų yra sumažėję ir naujos statybos butai, jų kainos yra aukštos, kadangi tokių apartamentų su vaizdu jūra, jų yra vienetai. Naujų projektų yra ženkliai mažiau dabar statoma, negu kad buvo, pavyzdžiui, prieš 3 metus. Tačiau auganti rinka nėra pažadas, kad kiekvienas projektas bus sėkmingas. Būstas prie jūros čia gali būti viso gyvenimo svajonė, bet prieš pasirašant sutartį jis turi tapti ir labai šaltų dokumentų, rizikų bei skaičių patikrinimu. Aš manau, kad šita sala niekada nepasieks tokio lygio, kada bus viskas baigta ir viskas padaryta ir viskas bus ištobulinta. Ji niekada nebus Marbella ir niekada nebus Dubajus. Tai šita sala visada liks, kažko jai visada trūks ir ji visada ne visiems įtiks. Bet pati aplinka, infrastruktūra, aš manau, kad 5 metų bėgiai, netgi nereikia 5, 3 metų bėgiai, rajonas, kuriame mes randamės, kur yra tik 2-aukštė statyba šalia golfo rezorto, tai 3 metų bėgiai jau jis turės promenadas, kelius, kadangi per šitą laikotarpį prisiduoda daug prabangių kompleksų. Vienas iš jų yra su marina, kitas yra su vynogynu, trečias yra su sveikatingumo kompleksu. Ir taip toliau, tokie konceptiniai. Ir tie konceptiniai projektai
projektai, automatiškai tarp jų reikalingas susisiekimas normalus, nes žmonės į sveiką gyvenseną pradeda atsigręžti. Tai tas vaikščiojimo ir retrytų mada ateina ir į Kiprą. Kipras ir nebando būti Dubajumi. Jo stiprybė netobula infrastruktūra, o klimatas, jūra ir dar ne iki galo nugludinta laisvės iliuzija. Žinai, kitas toks momentas. Aš taip įeinu į kokį nors butą ar namą ir dabar dairausi į šonus ir galvoju, nuostabi vila, bet žinai, kur kliūna akis, atrodo, ir plintusas kažkur tai kreivai nesueina. Matau, užsidengia akis, ar ne, arba žiūriu, velnias, kodėl tos sienos lygiau negalėjo nudažyti? Kas čia, rankos išsukiotos, ar pas mus lietuvius, europiečius poreikiai per dideli? Jo, čia ta gėda, čia tas klausimas, kurio labai nenorėjau išgirsti, nes ir geriau, kad tu nematytum, tas lubas geriau nežiūrėkit. Aišku, galima išsireikalauti, galima ir savo darbuotojus atsivežti, darbininkus, kurie padarytų gerai. Vietiniai yra turkai arba pakistaniečiai, arba Bangladešas, ten koks darbininkai. Tai jie daro... Nesvarbu, ar ne? Var vienu, kas pripažįsta. Ir jie nesupranta, žinokit, jie aiškina, kad čia blogai padaryta, ar jie žiūri, o kas čia blogai. Bet galima įrodyti, tik reikia kantrybės. Lietuviai, žinokit, turit kantrybės, kas turi kantrybės, išsimuša, išsireikalauja ir būtent, kad ir šitie Bangladešo ar ten Pakistano ar ten turkai padarytų jiem kaip reikia, o kas neturi kantrybės, tai savo brigadas atsiveža. Bet savo brigadą galima atsivežti tik tada, kai raktus gaunat. Kitaip buto nepriduosi su savo įrengimu. Reiškia, turim priimti jų įrengimą, šiek tiek pastresuoti su tais ne iki galo atliktais gerai darbais, o tada jau kviečiam normalius meistrus savo pagal kokybę, kurie, greičiau ir anksčiau padarys. Lietuvių bendruomenė, nesvarbu kurioje salos dalyje tautiečiai įsikūrė, anot Rasos, čia stipri ir vieninga. Ji pati kasmet rengia įspūdingus vakarėlius Kipro būstų savininkams iš Lietuvos, savo draugams, klientams iš viso pasaulio bei mūsų šalies garsenybėms. Moters organizuotas Baltasis vakaras su keliais šimtais svečių šiemet tapo viena ryškiausių lietuvių bendruomenės švenčių saloje. Joje sudalyvauti progos nepraleido ir svarbiausia mūsų šalies pramogų pasaulio asmenybė – šoumenas bei prodiuseris Arūnas Valinskas su žmona Inga. Juodu viešai yra pasakoję apie savo namus Šiaurės Kipre ir čia, toli nuo pašalinių akių, leidžiamą laiką. Gerokai daugiau negu 20 metų mes čia pragyvenom jau nuo to pirmo atvykimo. Ir yra tokia savotiška istorija, kad mes čia įsikūrinėjom 2 ar net 3 kartus. Nes ta vila, jinai yra statyta 1950 kažkuriais metais, dar britų statybos. Mes ją turėjom remontuoti ir perstatyti, ir remontas mūsų baigėsi kaip tik tuomet, kai 2008 metais mes išėjome į Seimą ir 4 metams viskas buvo palikta užmiršta. O kadangi viskas yra prie pat jūros, toje vadinamoje pirmoji juostoj, tai jūs patys žinote, ką reiškia tas namas, kaip rašė mūsų kolegos čia, sako, jis vėl pavirto griuvėsiais. Mums reikėjo 2 kartą remontuoti. Tai nežiūrint šito, man šita šalis labai patinka. Ir jinai keičiasi. Man patinka stebėti, kaip jinai keičiasi. Nes prieš dar 10 metų čia galėjai matyti, kad jinai buvo maždaug tokia kaip Lietuva prieš 30-metį. Taip. Dabar ir mes tobulėjam, bet ir jie artėja. Ir šiandien pravažiavom šitą visą pakrantę nuo Alsančiako iki šios naujos, beje, visiškai vietos. Tai yra akivaizdus pokyčiai. Kaip visuomet. Per daug duobių, kaip ir Lietuvoje. Trūksta to ir to, kaip ir Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje. Bet čia lygiai taip pat kaip ir tavo mylimos moters veide esantis randai. Su laiku tu juos pamilsti. Tačiau žinomų žmonių buvimas saloje toli gražu nėra rekomendacija investicijai.
Tai tik ženklas, kad Kipras lietuviams jau seniai nebėra vien vasaros atostogų kryptis. Šių metų gegužės 14-ąją Rasa su vyresniuoju sūnumi atskrido į Nicą dalyvauti Kanų kino festivalyje, kuriame ji yra buvusi ir anksčiau. Tačiau dar oro uoste Prancūzijos pareigūnai lietuviai paaiškino, kad ji sulaikoma Kipro Respublikos prašymu pagal šios šalies išduotą Europos arešto orderį. Rasa sako girdėjusi apie panašias jos kolegų teisinės problemas Kipro oro uostuose, tačiau nesitikėjusi, kad dėl savo veiklos gali būti sulaikyta Prancūzijoje. Baisiausia buvo tas tuo metu, kad nežinau, kas gresia, esu svetimoje šalyje, svetima kalba ir esu su nepilnamečiu vaiku. Pasirodo, kad tas mano nepilnametis vaikas tikrai nepėsčias buvo šaunuolis. Jis tuo metu, kol aš buvau sulaikyta, iš manęs paimti telefonai, neleidžia su nieko kalbėti, susisiekti. Buvo patiktas kažkoks pasirašyti prancūziškas dokumentas, nesupratau apie ką. Tai, žinoma, nepasirašinėjau, bet tiesiog tas nesupratimo, nežinios momentas buvo tikrai amžinybė. Ir gerai, kad sūnus tuo metu susisiekė su artimaisiais, gavo kontaktus advokato ir jis bandė su pareigūnais kalbėti, kad advokatas ant linijos nori bendrauti, bet buvo aišku tas dalykas toks iš pareigūnų pusės, kad mes jums duosim valstybinį advokatą. Tai sūnus taip ryžtingai tuo metu labai buvo malonu stebėti, kad jis pasakė, aš reikalauju mano mamai, kad mūsų advokatas ją atstovautų. Ir jie priėmė ragelį, telefonu pakalbėti su advokatu. Ir pasakė, taip, jūs esat sulaikoma, bet rytoj ryte pas jūs atvyks advokatas. Tai uždarė mane į tą tiurmą. Rasa buvo sulaikyta 2 paroms. Vėliau paleista pasižadėjus neišvykti iš Prancūzijos. Šiandien jis su tarptautinė advokatų komanda ginčija jai pareikštus kaltinimus dėl galimai nelegalios veiklos graikų kipriečiams priklausančio turto atžvilgiu, bet sako tikrai nebijanti teisingumo. Jeigu teismas nustatytų, kad ji suklydo, verslininkė yra pasirengusi už tai atsakyti. Tačiau ji prašo vieno, kad teismas būtų teisingas, išklausytos abi pusės, sprendimas būtų priimtas pagal faktus, dokumentus ir konkrečias aplinkybės, o ne pagal antraštes ar viešus komentarus socialinėje erdvėje. Iš vienos pusės tai buvo baisiausia dalis, kad aš esu ne viena, o su sūnum ir aš nežinau, kas su juo atsitiks. Iš kitos pusės, vien tai, kad žinojau, kad kažkas yra iš savų šalia sėdintis kambarėliai, tai man buvo didelė paguoda. Jo labiau, kad jis tikrai adekvačiai reagavo vaikas į situaciją, jam 17 metų, bet jis tuoj pat susisiekė, skambino, nežinau, kam jis ten skambino, bet artimiesiam, pažįstamiem ieškojo pagalbos ir surado advokatą. Ir nors pareigūnai reikalavo, kad aš paimčiau valstybinį advokatą, sūnus pareikalavo, kad jo mamai būtų priskirtas mūsų advokatas. Tai šitas prašymas buvo patenkintas. Ir kai mane uždarė areštinę, aišku, buvo momentas, kada uždarė areštinę, nesupranti laiko, nesupranti, kas vyksta, suprantu, kad vaikas yra paliktas, nors aš jam informavau, kad susiskambintų su kuo pažįstamais, kas gyveno tuo metu šalia. Ir vis tiek tas nerimas užeina, tikrai labai baisi naktis buvo, kadangi aš nesuprantu, nežinau, jokios informacijos neturiu, ar mano vaikui viskas gerai, jokios informacijos neturiu, kas su manim vyksta ir kas gali įvykti. Tai ta pirmoji naktis buvo tikrai labai labai baisi. Dėl labiau, kad ten ir tų areštuotų visokių narkomanų buvo ir jie šūkauja naktim ir tiesiog, tokia labai nemaloni naktis buvo. Svetimoje šalyje, nežinodama prancūzų kalbos ir to, kas bus kitą dieną, Rasa kreipėsi į Lietuvos ambasadą Prancūzijoje.
Žinoma, susisiekiau ir su Lietuvos ambasada Prancūzijoje. Moteris maloni, bet pasakė, kad atsiprašom, mes nieko padėti negalim. Dar bandžiau aiškinti savo situaciją. Sako, nežinom Kiprą, žinom situaciją, kokia ten yra. Sako, man į kur kreiptis, ar žinot, kažkas man gali padėti. Aš tiesiog esu tokioj beviltiškoj situacijoj, panikoj. Aš esu su 2 mažamečiais vaikais. Tai jie patarė, kalbėkit su savo advokatu. Taip pat sakiau, kad aš turiu labai daug teisminių dokumentų prancūzų kalba, kurių nesuprantu. Tai ji pasiūlė vertėjus susirasti internete. Paklausiau, kur, tai jis sakė, jų puslapį, tai dėkui jai, kad nukreipė į jų puslapį vertėją. Susisiekiau aš su vertėjais. Jūs suprantat, vienas teismo dokumento vertimas, vieno dokumento vertimas kainuoja 1500, o tų dokumentų aš turiu begalės. Ir aš kai supratau, kad man ten vieną ant vertimų išeis daug tūkstančių. Tai tokia, žinot, va tuo metu kartėlis tiesiog negi nėra žmogaus, kuris galėtų lietuviai nekalbančiai prancūziškai, Prancūzijoje patekus į tokią situaciją, bent išaiškinti aiškiai situaciją, kad pagal jūsų dokumentus, kas ten yra parašyta, arba nukreipti, kur pagalbos kreiptis. Tai tiesiog nuoskauda yra tokia ambasadai. Aš nesitikėjau, neprašiau pinigų. Taip, aš jeigu skraidau, aš turiu pinigų, kaip išgyventi ir aš neprašau pagalbos materialinės, aš prašau pagalbos žmogiškos. Ir žinoma, kad ir aš turiu pinigų skraidimą, mano išlaidos buvo suplanuotos ir aš tikrai nesitikėjau, kad aš tiek užtruksiu ir kad taip viskas brangu bus. Ir jeigu vien man vertimam reikėtų skirti ten 10 000, tai yra didelė suma, kuri mane tikrai gąsdino. Nors visa ši istorija prasidėjo dar gegužę, tačiau žiniasklaidoje informacija sumirgėjo tik Liepos pradžioje. Žinoma, ji nuskambėjo sensacingai, o kai kuriuose priemonėse net absurdiškai klaidinančiai. Pavertė mane 53 metų moterim su dukra. Tai mano mažasis netgi pasakė, sako, mama, gal čia dėl to, kad aš mano ilgesni plaukai, mane galvoja, kad aš mergaitė, nes jam draugai atsintė straipsnį. Tai aišku, labai nemalonu, kad ir vaikai šitame visame dalyvauja. Aš stengiuosi prie jų nekalbėti, stengiuosi, kad jie negirdėtų, bet yra draugai, yra kas atsiunčia jiem ir jie mato. Aš esu tikra, kad ir jie slapta skaito viską. Tai nenoriu, kad vaikus tai blogai labai paveiktų. Visus atsakymus lietuvės byloje pateiks ne žurnalistai, ne socialiniai tinklai ir ne viešoji nuomonė. Juos turės pateikti teismas. Pietų Kipre neteisingumas yra. Pietų Kipre yra tribunolo teismas. Pietų Kipre yra linčas. Ten yra išankstinis nusistatymas. Aš suprantu didžiausią pavojų, kad Pietų Kipre aš nebūsiu teisiama. Pietų Kipre aš jau esu nuteista. Ir aš atsisakau atsistoti prieš jų teismą. Aš darysiu viską, advokatai daro viską, visa mano aplinka mane palaiko šito klausimu, kad teismas būtų vykdomas teisingai. Jeigu aš padariau kažką, aš atsakysiu. Aš atsakysiu pilnai už viską, už visas savo klaidas. Bet aš noriu teisingo teismo. Dėl to man labai svarbu yra likti Europoje, nors ir Kipras Europa. Ir ten matėt pagal žiniasklaidą, kaip 53 metų moterim patapau su dukra, ten ne iki galo viskas yra europietiškai vykdoma ir teisingai. Ir jo labiau su išankstiniu nusistatymu viskas veikia. Tai aš tokio teismo atsisakau. Aš noriu teisingo teismo. Ir laukiam dabar sprendimo, kad mane paliktų Prancūzijoje. Arba leistų grįžti, aišku, į savo namus, kurie dabar šiai dienai yra Šiaurės Kipro Turkiškoje Respublikoje. Iš tikrųjų, vidinė jėga yra, kad aš suprantu, kad aš nieko niekada nenorėjau padaryti blogai, dariau maksimaliai viską teisingai pagal įstatymus. Aš esu tikra, kad nuo pat pradžių, kiek galėjau, kiek mano galioje, kiek aš tikrinaus įstatymiškai, ką aš darau. Ir aš esu tikinti, ir aš tikrai dažnai meldžiuosi, ir aš žinau, ir aš jaučiu, kad
jeigu mano motyvai tyri, viską, ką darau, netgi politikoje, netgi šitoj kovoj, kur aš niekada nenorėjau kovoti, visi žino, kad aš esu labai taikus žmogus. Bet atsidūriau tokioj negražioj situacijoje. Netgi tada aš žinau, kad aš turėsiu ramybę, nes aš viską, ką aš viską darau iš tyros širdies. Kipras Rasai niekada nebuvo tik saulė, jūra ir nekilnojamasis turtas. Čia užaugo jos vaikai, čia įkūrė verslą, subūrė bendruomenę. Čia ji, kaip pati sako, mato savo ateitį. Žinai, Edvardai, aš pasakojau, kad Kipras tai buvo mano meilė iš pirmo žvilgsnio. Aš atvažiavau į salą, aš ją pamilau, aš ją visada mylėsiu. Nesvarbu Pietų Kipras ar Šiaurės Kipro Turkiška Respublika, man tai yra nuostabi sala, aš noriu ten visada gyventi, aš matau ten savo senatvę. Politika, teismai, žmonės, kurie nusistatė prieš mane, tai yra viena, bet tikiuosi, kad man bus suteiktas šansas grįžti ten ir toliau ramiai gyventi. Aš noriu dirbti, aš tikiu šią salą, aš tikiu jos vystymuose, aš tikiu jos progresu, tikiu jos taika, aš tikiu, kad problema tarp šiaurės ir pietų bus išspręsta ir aš matau savo ateitį Kipre. Tai buvo viskas šį kartą. Primenu, kad žiūrėti visas mūsų laidas labai paprasta YouTube kanale ir tai daryti galima nemokamai. Pakanka prenumeruoti YouTube kanalą, žinoma, stebėti mus Facebook paskyroje ir Instagrame. Iki susitikimo.